kai laimė atrodė tokia paprasta, nuoširdi, kai nemanei, kai dar nemanei, kad pasaulis gali būti liūdnas ir netikėtai piktas. Bet šiandien, čia ir dabar, šalia savo vaikystės, galiu pasakyti, kad brangus yra man kelias, kuriuo leista kasdieną žengti. Arstame savo, didelio skausmo, vargo, tamsos nematyti ir būti reikalingam. Tiesiog svarbiam kažkieno gyvenimuose. O ko daugiau tam žmogui reikia? Mažoji Vita kažkada labai tikėdama sakė, tai ką dabar atkartoja kiekviena mūsų širdis. Svarbu, kad laimė būtų visur. Svarbu, kad gyventi būtų kur. Svarbu, kad nieko nestiktų. Svarbu, kad visi būtų reikalingi. Todėl ir šiandien ryte parašiau laišką Saulutei ir paprašiau, kad paskaitytų draugė. Kas rytą Saulutei laiškelį rašau, kas rytą Saulutės aš tyliai prašau. Šiltai spindulėliais visus apdalink, nuo mano takelių šešėlius nurink. Išsaugoti dangų ir žemę prašau, smėlėtais takeliais ir vesk ir lydėk, virš mūsų galvelių žydėk ir žydėk. Kaip nuoširdžiai tikėjau Vytos laiškelio žodžiais. O ir šiandien niekas nepasikeitė. Tiesiog susimąstymas kitoks. Gelmė gilesnė. Klasijuokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau štai už viską, ką davei, nesibelsk į duris. Tie laikai nebegrįš, tik girdėsis aidai. Klasijuokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau štai už viską, ką davei, save mažą norėčiau sutikti, neišmanantį daug ko, bet linksmą. Laimę paprastą tyrą patirt, kur dabar tikras džiaugsmas pradingsta. Noriu džiaugtis, mylėti ir guost, kaip vaikai nepatyrė dar vargo. Bėgam, skubam, paskęstam darbos ir pamirštam mokyklos vardą. Nebebijau paklysti žmonėse. Aš taip staiga labai suaugau. Ir nesvarbu, glėby lelijų puokštė ar akmenėlis lauko, spaudžiamas slapta, gal man tai skirtas. Nei norų, nei baimių nebėra. Tik šiandieną, nušvitus tavo, mano žvilgsnį. Už tą nuoširdų darbą, už veiklumą, kad iš jūsų reikalavo, kad jūs būtumėt dori, geri, kultūringi. Labai įdomus tyrimas yra atliktas nuo kultūros, kaip priklauso valstybės ekonominis stiprumas. Amerikiečių, aš dabar nepamenu to tyrinėtojo, bet esmė yra ta, kuo kultūringesnė šalis, tuo įpagotesnė. Pastebėkit, buvo Danija, buvo Austrija, kitur. Tikrai kultūra graži, šypsos, daug dirba jie, bet jie yra kultūringi ir panašiai. Lietuvoje trūksta kultūros, ar ne, mums reikia visiems pamastyti apie tai. Tai va, tyrimai rimti, stipri ir panašiai. Vis per tavo kelius neš mažus varpelius. Vyno daugiau nei galėsim pakelti per naktį. Lūpas nesagriesos, taupas pilnos rasos, leis prisiliesti prie jų ir sudegti. Ir
Man užtenka tavęs, man nereikia kitų. Mano meistras man sakė, kad aš esu tu. Nežinau, ir aš einu užsimerkęs, aš giliai nematau, kaip iš mezginio viešpats vaidenasi tau. Tu sakai neužmink, tu sakai jis pranyksta per lietus. Vėjas per tavo kelius, neš mažus varpelius. Kūnas prisimena kūną ir kūną pamiršta. Rytas klajoja ramus, nuogas po tavo namus. Žiūri į mus ir skioja prie smilkinio pirštą. Ir man užtenka tavęs, man nereikia kitų. Mano meistras man sakė, kad aš esu tu. Nežinau, ar galiu netikėti, kai šitokie lietūs. Ir aš einu užsimerkęs, aš giliai nematau, kaip iš mezginio viešpats vaidenasi tau. Tu sakai neužmink, tu sakai Gaiveniui. Sauliui Ingelevičiui. Audriui Juciui. Tomui Klimašauskui. Krikštonis. Malonu. Dokumentas profesinio mokymo diplomas turėtų būti įteikiamas Vytautui Jakučiui. Malonu, įteikiam Vytautui. Vytautas apskritai tai yra šauniausia, kas galėjo būti šioj grupėje. Deimantei Latatujevaitei. Kristinai Jušinskaitei. Mindaugui Gimžauskui. Berželis vienišas, čia ąžuoliukas. Taip. Gražiausios mūsų mintys jums paskirtos. Žiedai gražiausiai, ačiū jums kartos. Mokyklai prisiminimui norime palikti, gal pakviesime direktorių, įteikti. Didelis ačiū. Augustinui Karveliui. Skrisk, paukštis, skrisk. Kristinai Kibickaitei. Robertai Kazlauskaitei. Ievai Kraponaitei. Karolinai Ramonaitei. Greitai. Užaugom kaip medžiai, metas išeiti, metas rasti, ką žemė mums skirta. Ir linksma, ir liūdna, kad laikas jau skirtis. Ir šiandien mūsų žingsnis tvirtas, pečiai nelinksta nuo naštos, gražiausias mūsų mintys jums paskirtos. Žiedai gražiausi nuo mūsų laidos. Mėly mokytojai, ačiū, kad auginote mus tarsi patys geriausi sodininkai, jautres, kartais lepes gėles. Laistėte žiniomis, tręšėte kontroliniais darbais, besišakojantiems kartais aplaužydavot lapelius. Todėl ką kita galėtume palikti ateičiai, jei ne naują erdvų vazoną. Auginkit, mėlieji, leiskit į gyvenimą ateinančias kartas. Absolventus baigiančių šitą mokyklą noriu kartu su savo kolegomis
pasidžiaugti jūsų gautais diplomais, kurie kartais gyvenime gal pravers ir bus naudingesni nei universiteto diplomai, o universiteto diplomų niekas mums nedraudžia siekti. Noriu padėkoti visiems, kad pasirinkote šitą mokyklą ir mus, mokytojus, auklėtojus, ir mes bendravome, buvome kartu ištisus 3 metus. Noriu padėkoti savo vaikams, kurie visada buvo pasiekiami. Kurį pasiekė tik tie, kurie buvo drąsūs, kurie susidūrus su sunkumais iš tikrųjų nebėgo nuo jų, o vienokiu ir kitokiu būdu stengė tuos sunkumus įveikti. Aišku, ir mokytojai padėjo tėvai, vieni kitiem galbūt padėjo, bet iš tikrųjų gyvenime jūs susidursite su sunkumais ir norėčiau palinkėti, kad visuomet bandytume tuos sunkumus įveikti, o įveikę mes visuomet jaučiamės stiprus. Sėkmės jums gyvenime. Juk išeinam, žinau, ne visai amžinai. Išeinam pareiti. Šventės pradžioj aš lyg ir minėjau. Išeinam pareiti. Vadinasi, mes jūsų laukiam visada ir visokių. Jeigu buvo gera, sugrįžkit. Jei blogai, nepykit. Juk šeimoj, patys žinot, vieno kalto nebūna. Iki pasimatymo. Ir nesakykit, kad metai prabėgo veltui.